Deividai, artėja į pabaigą sezonas. Koks pirmiausia visas sezonas buvo šiemet Marijampolės krepšinio mėgėjų lygai? Pirmiausia, kaip sekėsi, nes rekordinis komandų skaičius, tai kaip viskas klostėsi sezono metu? Jo, tai gerai Daliau pasakėjai, ta prasme, rekordinis rungtynių skaičiumi, bet ir daugiausiai iššūkių turintis sezonas. Tai, kaip žinote, šitas sezonas buvo 13. Pasikartosiu, daugiausiai iššūkių turintis. Iššūkių todėl, kad labai daug rungtynių. Šiais metais buvo rekordinis skaičius reguliariam sezone sužaistas 144 rungtynės mūsų regione. Tai jūs galite pagalvoti, kaip seniau būdavo tradiciniais dienos trečiadieniais, sekmadieniai, tai dabar žaisdavom ir pirmadieniais, ir antradieniais, ir ketvirtadieniais, kaip sakyti, kiekviena diena būdavo su MKML. Tai iššūkių daug, iš tikrųjų, su visų rungtynių organizavimu, teisėjų suradimu, reiškia tvarkaraščių sudarimu, pačių komandų užimtumu. Tai čia, sakykime, aš manau, kad džiaugiausi tos, sakykime, džiugus toks dalykas, kaip sakyt, kad daug tų rungtynių ir tie vargai tokie, vadinami kabutėse, yra malonus, kaip sakyti, ir mes kaip vadybininkai, manau, kad susitvarkėm su šito iššūkiu. Kokie didžiausi iššūkiai, nežinau, komandos iš viso regiono, Lazdijai, net Punskas yra, Alytiškiai, Birštonas žaidžia, kaip sekasi surinkti, nežinau, ir komandas iš viso regiono, ir teisėjų išspręs klausimus ir kitus dalykus. Jo, tai aš kaip sakau, aš kiekvienais metais mano mintis judėti į priekį, nes jeigu tu stovi vietoje, tai reiškia, eini atgal. Toks yra pasakymas, tai kad nebūtų vien tik tai tos pačios komandos, kad mes nevirtume tam pačiame katile, tai mano idėjos, ką dar pasikviesti iš kitų miestelių, ir šiais metais tų rungtynių skaičius rekordinis yra dėl to, kad yra rekordinis komandų skaičius. Tai kaip žinote, visos šiais metais dalyvavo mūsų miesto lygoje yra 18 komandų. Kaip pavyzdžiui, Šiaulių mieste, kur žymiai didesnis miestas, dalyvauja 9 ar 10 komandų. Tai manau, kad mes 7 pagal didį miestas Marijampolė. Tikrai turime tą solidų skaičių komandų ir ne vien tik tai iš Marijampolės, bet ir iš aplinkinių. Tai mano idėja yra, kad Marijampolės pačiom komandom būtų įdomu žaisti ne vien tik tai tarpusavį, bet ir su naujom komandom. Ir šiais metais aš galiu pasidžiaugti Lazdijų, Briedžio organizaciją. Tai tokių komandų tik tai daugiau ir tai mane veža kaip ir lygos vadovą, kaip sakyt, matydamas tokios komandos, reiškia, vidų, fanų bazė, pati organizacija, kultūra žaidėjų, teisėjų atžvilgių. Tai tikrai malonu. Dar viena mūsų komanda tikrai sveikintina yra Punsko komanda, kur tikrai yra ilgos ir didelės šaknys, kaip sakyt, krepšinio pačiam Punske, pačioje Lenkijoje, kaip sakyt, šalyje. Tai tikrai puikiai pažįstu Vydrą, reiškiasi, vardas dabar užstrigo. Ne, šitas Joną Vydrą, reiškiasi, kuris labai myli krepšinį, yra mokyklos direktorius pačios ir jis ten subūręs yra krepšinio, kaip sakyt, bendruomenė. Galiu paminėti ir patį Darių, reiškiasi, kuris tikrai myli tą krepšinį. Tai aplamai, reiškiasi, įsivaizduokit, Punsko komanda važiuoja apie 60 km žaisti krepšinį pas mus į Marijampolę. Nu, tai čia kažkas yra fenomenalus, kaip sakyt. Ir šiemet buvo pirmą kartą tas AB divizionai, ne pirmas etapas, antras, kur persimaišymai, klausėm ir kitų komandų laidose vis vadovų, ką galvoja. Kaip jum atrodo, ta idėja pasiteisinus, į gerą, ar gal atgal reikės grįžti, kaip atrodo? Jo, mes kiekvienais metais prieš sezoną turime posėdį, reiškia, kuris užtrunka apie 3 valandas, padiskutuojame buvusį sezoną, ateities klausimus ir šiais metais iš komandų pačių, reiškia, išgirdau norą, kad galbūt galime skelti 2 pogrupius pagal pajėgumą ir tikrai šią idėją aš pritariau šį sezoną tam, kad tikrai tas rekordinis skaičius komandų. Tai kadangi mes turime daug komandų, reiškiasi, ir tą pajėgumą daugmaž žinome, tai mes paskirstėme komandas pagal minėtą pajėgumą į 2 pogrupius A ir B ir tikrai galiu pasakyti pasiteisino. Top 9 komandos žaidžia A divizione,
o silpnesnės komandos vadinamos, kaip sakyt, savo pajėgume žaidžia B divizione. Ir ką rodo rezultatai, patikėkit manim, kai seka MKML mūsų lygą, reiškia, ir A divizione, nežinia, kas į atkrintamasias dar prieš savaitę pateks, arba dabar į finalinį ketvirtą, ir B divizione irgi kiekvienos rungtynės, reiškia, yra aukso vertės, kaip sakyti. Tai čia tikrai šitai divizionai pasiteisino, kas prieš tai būdavo metus, reiškia, kaip susitikdavo B diviziono komandos prieš A, būdavo labai didžiuliai skirtumai. Tai nei vienai komandai, nei kitai nebūdavo, sakykime, to didelio intereso, reiškia, kovoti, o dabar tikrai šitas dalykas pasiteisino ir manau, kad jis ateityje ir liks. Ir jau įprastas susijęs dalykas su MKML, Mantinga vaikų lyga. Daugybė miestų, pusė Lietuvos dalyvauja, kaip yra tekę girdėti, ir antra moksleivių lyga Lietuvos praktiškai. Kaip ten šį sezoną viskas klostėsi? Jo, čia šitą idėją galiu pasakyti irgi taip crazy galbūt, mano, reiškia, labai daug darbo reikalaujantį lygą. Bet aš sakau, mane kas pažįsta, aš esu krepšinio žmogus, 24/7, reiškia, ir krepšinio teisėjas, ir organizatorius, ir kitų idėjų autorius, kaip žinot, ir Teisėjų akademijos dabar naujos įkurtos autorius, kaip sakėt. Tai kas liečiant, grįžtant prie klausimų Mantinga vaikų lyga, tai aš visada norėjau, sakykime, kad mūsų pietų Lietuvoje būtų kažkas naujo, kad vaikai turėtų rungtynių skaičių. Reiškia, ir manau, kad tai pavyko. Įsivaizduokit, šiais metais mes švenčiam 5 metų tą mini jubiliejų ir mes turim 40 komandų iš visos Lietuvos, kur tikrai, sakau, analogų neturintis atvejis Lietuvoje. Ir iššūkių daug, tuo administracijoje esam gal kokie keli tik tai žmonės, kaip sakyt. Įsivaizduokit, reikia sudėlioti visus tvarkaraščius, teisėjų klausimai, sekretoriato klausimai, viso biudžeto surinkimo klausimai. Nėra taip paprasta, kaip sakyt, bet man didžiausias malonumas yra būti salėje, matyti tų vaikų emocijas, reiškia, nesuvaidintas, tėvelių gausą toj pačioj sporto salėje, ypač dabar per atkrintamasias, plus pačios sūnus dabar lanko krepšinį, kaip sakyt, sieks galbūt, kaip jam čia seksis gyvenime, nuo jo pačio priklausys. Tai man smagu kaip organizatorium, kaip tėvui prisidėti prie to, reiškia, krepšinio, ir manau, kad Mantinga vaikų lyga yra išplėtota, reiškia, ir reikia tik jėgų, sveikatos ir į priekį, kaip sakyti. Jau paminėjo tą dar vieną projektą, Teisėjų akademija. Kas prie jos privedė ir kaip sekasi pirmi žingsniai, kada gal kažkas ir pasirodys su švilpukais iš to jau projekto? Taip, tai dar viena idėja, dėl ko jinai man gimė, tai yra 2 dalykai, kaip sakėt. Aš kaip ir sakiau, tą dieną, kaip mes ją įkūrėm, kaip sakėt, pirmą, tai aš 20 metų pats asmeniškai atidavęs krepšinio teisėjimui. Visą širdį, kaip sakyti, daug su švilpuku praleidęs ant parketo. Tai vienas dalykas ir man, sakykime, irgi tie metai bėga, kaip sakyt, visi senstam, norisi kažką palikti po savęs. Aš turėjau irgi labai puikius savo mokytojus, tai galiu paminėti buvusį LKL 10-ko teisėją Artūrą Gelvyk, Rimą Vitkų, reiškia, tai jie buvo mano mokytojai, man labai daug davė, kaip sakyt, visam krepšinio gyvenime teisėjame, kaip sakyt. Aš iš jų daug išmokau ir dabar norisi kažką palikti po savęs. Tai yra viena medalio pusė, kaip sakyt, kažką palikti jauniem, galbūt savo patirtį, dar kažką. Antra medalio pusė, visiškai mes neturim krepšinių teisėjų, reiškia, yra didžiulė problema Lietuvoje, galiu tai drąsiai pasakyti į kamerą, ne vien tik tai mūsų regione, bet aplamai Lietuvoje. Ir galiu pasakyti, viena didžiausių man kaip organizatorių iššūkių yra teisėjimo klausimas, kaip sakėt, kiekvienos rungtynės teisėjų ieškom ne vieną dieną, ne 2, galbūt ir 3, kaip sakėt. Tai kita medalio pusė, kaip ir minėjau, mes turime auginti, kaip auginam žaidėjus, kaip auginam trenerius, mes turime auginti, reiškia, krepšinio teisėjus, kurie, reiškia, kaip sakoma, nevyksta varžybos be teisėjų. Tai jeigu mes jų neturėsim, tai kas bus toliau, kaip sakė. Tai mes jau priėjom prie liepto galo, aš taip tiesiai šviesiai galiu atsakyti, ir mes sąžiningai dabar pradėsim dirbti su šituo klausimu, ir aš manau, kad, reiškia, 1-2 metai, kaip sakyti, ir matysime jaunų teisėjų ant mūsų krepšinio aikštelėje. Gal jau pavyko kažkokie užsiėmimai, gal jau buvo, kiek surinkot, kiek norinčių gal bus? Jo, galiu sąžininkai atsakyti, kaip sakyti, paleidus reklamą, mes iš karto, žinokit, tikrai taip net nustebino susidomėjimas. Turim dabar apie 7 vaikinus ir 1 paną merginą, kaip sakyti, kuri nori. Tik tai galiu irgi atsakyti atsakingai per tą užimtumą. Nu, čia aš ne vienas įkūriau tą, kaip sakyti, su savo kolegom, LKL teisėjas, kaip sakyti, bet dabar, kaip žinote, kovo mėnesį prasideda atkrintamųjų beprotybė. Visuose lygose, kaip sakyti, užimtumas yra milžiniškas, reiškia. Tai mes dabar susitarim, sakykime, taip, mes turim tuos žmonės, kaip sakyti,
sakyti, ir pabaigę sezoną, reiškia, gegužės mėnesį mes pradėsim pirmus susitikimus, reiškia, turėsime turnyrų draugiškų, reiškia, jaunųjų žaidėjų, kaip sakyti, tai galėsime ir teoriniam, ir praktiniam užduotim, reiškia, pradėti teisėjų tuos visus, sakykime, užsiėmimus. Nu ir turėsim visą vasarą, o paskui rudenį startuosim jau su didesnė jėga, reiškia. Tai tikrai pasinaudodamas progą noriu visus pakviesti, kas norite tapti krepšinio teisėjais. Tikrai sunki profesija, bet labai įdomi, daug pažinčių susirandanti, kaip sakyti, ir nu, manau, kad tikrai, kas susidomėję, prašome kreiptis. Na ir gegužės 10-12 dienom finalo ketvirtas, kiekvienais metais laukiamas įvykis Marijampolėje, pilna salė finaluose. Ko galima tikėtis šiemet, kas bus, gal kažkokį anonsą sportinė dalim, o kas aplink dar krepšinį bus? Taip, tai Daliau, puikiai žinai šitą renginį, kaip sakyti, nes praeitais metais irgi dalyvavai, labai daug padėjai, kaip sakyti, ir tikrai aš kaip praeitus metus, po kiekvienų metų man baimė ima, nes mes užkeliam tokią kartelę, kaip sakyti, mūsų lygmenį, kad nežinai, ką dar čia įsigalvoti ir, kaip sakyti, ir ką dar sukurti, kaip sakyti. Tai tų idėjinių žmonių dėka, kaip sakyti, mums tai pavyksta. Tai šiais metais, mano visą laiką, kaip sakyti, yra ta idėja, kaip sakyti, mes žaidžiame sporto salėse, reguliarų sezoną, atkrintamasias, bet aš paskui, sakykime, taip noriu tą duoklę atiduoti tom komandom, kurios pradeda rugsėjo mėnesį ir baigia gegužės mėnesį, tai noriu atiduoti tą duoklę, kad jie, nu, bent šiek tiek pasijaustų toj erdvė, kaip sakyti, kaip nežinau, LKL, galbūt finalą ir pačios Eurolygos, kaip sakyti, tai aišku, čia tolimum kaip iki dangaus, bet, nu, tą visą sukurti atmosferą, sakykime, taip, tai tikrai daug kaštų, kai reiškia reikalaujantį, daug jėgų, reiškia, reikalaujantį šventį, bet, kaip sakėt, užsibrėži tikslus ir bandai siekti. Tai šiais metais vėl bus, manau, net pažįstama salė, jeigu mums pasiseks, apšvietimas, garso gera kokybė, keli atlikėjai, taip pat šokėjų kolektyvai. Galiu paminėti profesionalus teisėjai, kad kiekvienais metais teisėjauja LKL, reiškia, mūsų miesto lygoje, tai įsivaizduokit irgi, ką tai reiškia pakviesti tokius žmonės, kaip sakyti, aukščiausios kategorijos. Tai tikrai noriu pakviesti visus į šitą renginį, reiškia, reklamos tikrai jau startavo prieš 2 savaitės, kaip sakyti, jau išreklamuotas gerai renginys. Tai savaitę vėliau negu praeitais metais, visą laiką būdavo per mamos dieną, kaip sakyt, tai dabar renginys vyks gegužės 10-12 dienomis. Penktadienį startuosime su bronziniam rungtynėm vaikų lygos, reiškia, tada B diviziono vyks pusfinaliai, šeštadienį vyks, reiškia, A diviziono pusfinaliai, kiekvienais metais labai įdomus, kaip sakyt, pritraukiantis daug žiūrovų, tada Mantingos vaikų lygos diena irgi sidabro, aukso kovos, kaip sakyt. Nu ir mūsų vyšnio ant torto sekmadienis, kur, reiškia, mes didžiulį dėmesį skirsim tenais, kadangi visos komandos nuo pačių mažiausių iki A diviziono, reiškia, komandų žais dėl aukso žiedų.